Labą dieną. Kaip vertinat vietinės valdžios nuveiktus darbus? Tarybos sprendimus priimtus? Domitės tom? Nu, žinot, vietinės valdžios aš gana palankiai vertinu, bet jau šalies tai tikrai ne. Bet ar domitės tarybos sprendimai, kokie priiminėjami tarybos posėdžiuose? Tarybos posėdžiuose aš skaitau, kad vis tiek jie kažkaip tai gal žiūri, kai daug atsižvelgia į Tauragiškių interesus. Tikrai matosi, kad keičiasi, miestas gražėja, o be abejo jų sprendimai irgi priklauso ir nuo mūsų aukščiau stovinčios valdžios. Labą dieną. Labą dieną. Kaip vertinat vietinės tarybos darbą Tauragės? Tai nebijokit. Nu kaip, jūs domitės tarybos priiminėjimais sprendimais? Nu, kad nelabai. O tai kodėl? Jums gerai Lietuvoje gyventi, ta prasme? Nu, kas negerai, blogai. Tai esmė to, kad mes nesidomim. Tai linkiu pradėti domėtis. Vakar kažkas prasidėjo, ką daryti. Ar jūs domitės vietinės tarybos Tauragės veikla? Nu ką, jeigu domiuosi jau dabar. Nu kaip jūs, taryba, jūsų yra atstovai. Ar jūs patenkinta savo atstovais? Gerai jūs atstovauja? Neklausiu. Ne. Sakykit, ar domitės vietinės Tauragės tarybos veikla? Ne. Nesidomit? Ne, gyvenu aš čia. O kur gyvenat? Žukuose. Tai čia Pagėgių savivaldybė priklauso. O ar domitės Pagėgių savivaldybės tarybos veikla? Kažkiek. Kažkiek. Ar jūs tenkina vietinės valdžios priiminėjami sprendimai? Sakykit, kaip yra ir viskas. Čiagi Ne, iš tikrųjų. netenkina. O kurioj srity jums labiausiai norėtųsi? Čia apie vietinę valdžią, jeigu jūs... Lygiai suprantu. Nu, vietinė valdžia, tai pagal savivaldybę jinai priiminėja sprendimus, o jau vyriausybė, tai... Bet vienu žodžiu gyvenimas nekoks, ne? Norėtųs geriau. Nu, tai Labą dieną. Sakykit, ar domitės vietinės valdžios veikla Tauragės? Taryba priiminėja kur sprendimus? Ne, nesidomėjau. Nesidomit. Jūs tenkina gyvenimas Tauragės apskrityje? Galėtų būti daugiau pramogos. Pramogų daugiau? Nu, tai dabar čia mačiau parkas atvažiavęs kažkoks. Keliom dienom. Bet šiaip, kaip visa socialinė atmosfera, kaip žmonės tarpusavį? Nu, nepatinka. Nelabai gerai. Tai linkiu domėtis tarybos sprendimais vietinės ir juos laužti, kad jie suteiktų jums geresnį gyvenimą Tauragėje. Nepatenkinti, kad šitai, bet pasisamdė tokių, kurie ir taip visą laiką daroma. Tai pagal partinę liniją dirba žmonės, ne? Nu, taip išeina. Neprofesionalai, ta prasme. Lojalūs partijai. Taip, jeigu lojalus partijai, tai yra gerai, nelojalus, tai blogai, nu, va taip. Mano vyras yra nukentėjęs nuo jų tokios veiklos, bet tai čia yra sena sovietinis palikimas. Žinot, anais laikais, kai buvo šūkis skaldyti ir valdyti. Tai dabar tas pats. Tai va, tai šito lozungų ir dabar neturės. Tai va, mes gyventojai ir žmonės turime duoti atkirtį ir vienytis ir nesiskaldyti ir nepasiduoti šitam skaldimui. Sunku, kas be ko? Viskas jų rankose. Ne viskas? Bet daugiausiai. Jeigu turi ar 17 pastatų susipirkę, turi viską susijėmę, čia sunkus atvejis. Yra, žinok, pinigas viską. Nuo pat valdžios aukščiausias ir kažką padaryti yra sunku. Viskas yra dabar pagal partijas. Jeigu tu esi lojalus partijai, tai... Bet tai absurdas. Tai absurdas, aišku, absurdas, bet taip yra. Nenoriu šnekėti, mano vaikai dirba valstybinėje įstaigoje, ne čia. Didmiestį dirba. Dirbam, bet nežinom, kiek dirbsim. Dirbam savo darbą, žinom, mes visi
Įsimokslinė, įsilavinė, visą ko pakanka, mums žinių pakanka. Bet kiek dirbsim, nežinau. Jūs Tauragėje apskritai gyvenat? Tauragės, bet Ar domitės vietinės valdžios tarybos sprendimais, priiminėjimais? O ką mes padarysim, ką mes pakeisim? Ne, ar domitės jūs, kas vyksta taryboje, kaip jie priima sprendimus? Aš pasakysiu, sprendimus jie priima tik dėl savim, ne dėl mūsų. Tai jums taip atrodo? O tai gal įmanoma juos paveikti kažkaip, tai tarybos nariai atstovauja žmonės? Juk žinokit, vienas laukia ne karys. Ne, nu tai tas, tai taip. Nu, jeigu kartais šitą bandai ar ką, tai paskui kažkai suvienuoti, tave sudirbtų. Na, iš kur jūs žinot, kad sudirbtų? Yra ne vienam tai būtų. Ar domitės vietinės valdžios Tauragėj veikla? Tarybos sprendimais, priiminėjimais? Kaip pasakyti? Kiek girdžiu per televiziją Lietuvos, tą Tauragės, tiek domiuos, Bet tai ką girdžiu. Šiaip tarybos sprendimais, Nu, iš kur jūs žinoti? tai tarybos posėdį galit nueiti sudalyvauti. Laikraščios nerašo. Ką per televiziją matau Tauragės? Sakykit, ar domitės tarybos veikla? Sunkiai, Sunkiai. sunkiai. Ir dar taip veikas, dabar turėjom susipykę, net jie pas mus buvo atidarę tokį bordelį, net iš čia ėjo pas mus ir dabar šiaip taip uždarys, man vietamam namie gyveni. Ai, kaimynai? Su kaimynais buvo nesutarimai? Neregistruota buvo, visai neregistruota, slaptai, kaip čia pasidarė tokį masažą kabinį. Tai valdžia išsprendė šitą bėdą? Ką, nežinau, kaip čia bus. Neišsprendžia. Apie šitą pastatą. Ar domitės tarybos veikla? Čia Tauragės taryba sėdi, priiminėja sprendimus jūsų miestui, jūsų gyvenimui. Ar domitės šią veiklą? nelabai. Nelabai. Tai reiškia tenkina jūs gyvenimas ir Lietuvoje, ir Tauragėj? Aišku, kad ne, bet jeigu ką aš čia viena pasakysiu, vis tiek nuo manęs vienos, tai čia žinai. Ne, tai palaukit, ne nuo jūsų vienos. Tai vat kiekvienas žmogus galvoja, kad nuo jo vieno. Ne, vat mes ir klausim 1, 2, 3, 4, 5 ir darom bendrą nuomonę, ar tenkina tarybos sprendimai tauragiškius ar ne. Tai kad aš tiesiog nežinau, bet ką konkrečiai, kokia ta jų veikla, čia jų tai... Ką taryba konkrečiai veikia, jūs net nežinot? Ne, žinau, ką. Ne, tik tai paprasčiausiai, kokios ten, kokios klausimus, ten apie kokios klausimus. Kad taryba. Nu, šiukšlių klausimas, pavyzdžiui, taryba priima ten. Ai, kad mokestis ten tas yra. Nu, jo, taip, apie tas mokesčius. Aš nežinau, mane tai mokestis tas tenkina, aš nežinau, kaip aš vieną gyvenu, mažai turiu. To ploto gyvenimo, tai ką, gyvenama. Tai man tai nuostabu, gerai, bet jeigu ten kas daugiau, tai nežinau kažkaip. Labą dieną, ar jūs domitės tarybos veikla Tauragės? Sprendimus priiminėjimus? Aš pats čia dirbu. Tai jūs dirbat, bet jūs tarybos narys galbūt? Nu, bet tai jūs ar tarybos sprendimais domitės? Paskaitau. Spaudoj ką praneša? Per kompiuterį paskaitau. O įtakot bandote? O ką čia bus? Per silpnesnį. Ką pasakyti? Nu, apie vietinę valdžią, apie Tauragės tarybą. Tikrai negaliu nieko pasakyti. Ar domitės? Nieko bloga, nesidomi. Politika visiškai. Čia ne politika, čia gyvenimas. Nuo tarybos sprendimų priklauso jūsų gyvenimas. Taip, aš suprantu. Neturiu nieko blogo apie juos ką pasakyti. Viskas gerai. Viskas gerai, gerai. Vystančius procesus. Domitės? Apie ką, apie ką? Apie tarybos Tauragės priiminėjimų sprendimus. Domitės? Šiek tiek kol kas. Nu, jūs tenkina vietinės valdžios veikla Tauragėj? Pusiau. O kokioj srity, pavyzdžiui, jums labiausiai, nu, galėtų kažkur valdžia Daugiau daryti? rimčiau, jo, užsiim kažkur? O kad jie daugiau duotų žmonėms uždirbti, nu, bet į darbo vietą daryti. Taryba, skaitot, turėtų darbo vietas Nu, tai kaip, Čia darbo vietas verslininkai kuria. tai kur, bet tai tie verslininkai, suprantate, irgi ne, tėvai yra.
priimė. Nu, taryba Čia daugiau galbūt- politikos. Taryba turbūt turėtų lengvesnės sąlygas sudaryti verslininkam, kur darbos vietos. Mažesnį mokesčių, kad mūsų valdėvis. O dabar tai tas tvarkas gavosi. Nebuvot bent vienam tarybos posėdį? Ne. Tai linkėčiau nueiti. Dėkui. Žinau, ar žmonės, ar domitės vietinės valdžios priiminėjimais, sprendimais? Taryba, kaip dirba jūsų atstovai? Aš ten neturiu reikalų su jais, aš nežinau. Čia reikėtų Ne, tai jūs reikalus turite tiesiogiai, nuo jūsų gyvenimo. Tai kad nieko. Priklauso gyvenimas. Nuo jų. Mes gyvenam savo Ne, tai čia ne piniguose esmė, čia bendras ūkis, Tai savivaldybės. mes supranta, bet neturim. Kaip tvarka, kaip ten... Jokių reikalų neturim. Nu, Tai taip, ir neblogai tvarkos, negalim sakyti. Miestą gražinį ir viską jau. šaligatvius nutiesim. Jums tai labai svarbu, ne, tokie dalykai? Nu, tai o kas daugiau, ką daugiau padarys? Nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, kaip su beglobiais gyvūnais Tauragės mieste? Neturit jokių priekaištų? Čia nėra, man atrodo, prieglobės gyvūnų. Yra kažkur. Bet ne, aš turiu minį gatvėse, nesimato jų. Matos. Prie mūsų tėvo yra Žalgirio gatvė, tai ten stadionas pilnas. Kaip pastatai, pavyzdžiui, valdiški? Ar žino, kiek savivaldybė turi, jūs tiksliau, gyventojai savivaldybės, turit nekilnojamo turto? Nežinot. Ar žinot tokius dalykus, kad taryba skelbia aukcionus nekilnojamam turtui, įsigyti leidžiama... Čia klausti, jau mes pensininkai nesidomim tokiais dalykais ir mes nežinom. O jau čia Nu tai kažkada, bet tai jūs kažkada nebuvot pensininkė? Nu taip, kaip buvo tarybiniais laikais. Nu jau. Nu tai taip. Jau nuo tarybinių laikų, nuo priklausomybės? 15 metų šiem, tai kas jau dabar? Nu, bet 5 metus gyvenat nepriklausomybės. Gerai, ačiū. Vis tiek mes nieko nežinom, jau